Baltijos krepšinio lygoje susitinka dvi dar nepralaimėjusios komandos. Kauno Žalgiris atvyksta į Vilnių, kur išbandys Vilniaus Lietuvos Ryto jėgas. Nors abi komandos dar rungtyniauja Eurolygoje, kuriai ir skiria didžiausią prioritetą. Tačiau šių grandų ne tik Lietuvoje, tačiau ir visam Pabaltyje dvikovos sulaukia didžiausio dėmesio. Po šeštadienio dvikovos kažkuri iš šių komanda patirs pirmąjį pralaimėjimą. Vilniaus Lietuvos Ryto gretose Baltijos krepšinio lygoje geriausiai sekasi žaisti Milko Bielicai. Puolėjas pelno net po 16 taškų, atkovoja po 4 kamuolius ir prideda po 1 rezultatyvų perdavimą. Puolėjui puikiai talkina Martynas Gecevičius, pridėdamas 12 taškų, atkovodamas 4 kamuolius ir pridėdamas 3 rezultatyvius perdavimus. Komandos gynėjas Artūras Jomantas prideda po 13 taškų, atkovoja po 3 kamuolius ir atlieka net po 4 rezultatyvius perdavimus. Eurolygoje savo sportinę formą praradęs Aronas Beincas Baltijos krepšinio lygoje pelno po 12 taškų, atkovoja po 6 kamuolius ir yra vienas sunkiausiai sustabdomų vidurio puolėjų lygoje. Pagrindinis komandos žaidėjas Bojanas Popovičius taip pat svariai prisideda prie komandos. Žaidėjas pelno po 10 taškų, atlieka po 5 rezultatyvius perdavimus ir atkovoja po 2 kamuolius. Kauno Žalgirio komandoje, kaip ir Eurolygos turnyre, geriausiai ir stabiliausiai komandoje atrodo Travisas Watsonas. Žaidėjas pelno net po 15 taškų, prideda po 10 atkovotų kamuolių ir atlieka po 2 rezultatyvius perdavimus. Puolėjų iš Jungtinių Amerikos valstijų puikiai talkina jo kolega Markusas Braunas. Snaiperis prideda po 13 taškų, atkovoja po 2 kamuolius. Pirmą sezoną Žalgirį žaidžiantis Martynas Pocius taip pat yra pastebima persona aikštelėje. Krepšininkas pelno po 13 taškų, prideda po 3 atkovotus kamuolius ir atlieka po 1 rezultatyvų perdavimą. Aukščiausiasis komandos žaidėjas Mirza Bejičius taip pat nėra nepastebimas. Aukštaūgis pelno po 11 taškų, atkovoja po 6 kamuolius. Taip pat svarų indėlį komandos pergalės įneša Tadas Klimavičius. Žaidėjas pelno po 10 taškų ir atkovoja kiek daugiau nei po 6 kamuolius. Abiems komandoms dar nepralaimėjus Baltijos krepšinio lygoje, šis mačas bus ypatingas. Žinant, jog abiem komandom tai yra principinė dvikova, aikštelėje tikrai išvysime nuožmią kovą. Dvikova tarp Vilniaus Lietuvos Ryto ir Kauno Žalgirio jau šį šeštadienį 18:30 min. Varžybas gyvai galite sekti Eurobasket LT tinklalapyje.